Europa istorija – unikali knyga ir stulbinantis istoriko darbas. Londono universiteto profesorius Normanas Deivisas knygoje apžvelgia tūkstantmetės Europos istoriją. Tyrinėdamas senąjį kontinentą nuo ledynmečio iki Sovietų imperijos žlugimo, autorius siekia maksimaliai išlikti objektyvus. Aš manau, kad Deivisas parašydamas šitą knygą, jisai pasirinko labai gerą ir mano galva sąžiningą taktiką, kaip raktą panaudojo europietiškumą. Savo teiginiais, kad geriausia Europos istorija parašytų kito kontinento gyventojas, nebūdamas visiškai šališkas ar kažkaip kitaip suinteresuotas tą istoriją parodyti. Tokia istorija būtų geriausia. Deivisas naudojasi šituo raktu knygoje ir mano galva tai yra pagrindinis knygos koziris. Nes priešingų atveju, kaip pats jisai sako, cituoju, kad jeigu pačios tautos atstovas rašo istoriją, tai gali tapti panašu narcizo žiūrėjimu į veidrodį ir savęs pačių gerėjimasis. Tai jis tą elementą, jisai praktiškai mano supratimu, mano galva, jisai yra eliminavęs iš šitos istorijos. Knygoje istorikas daug dėmesio skiria rytų Europai. Tad ką įdomaus sužinosime ir apie Lietuvą. Ne veltui vadinamas 19 amžius, kalbant apie Lietuvos istoriją, tai yra tauta be valstybės. Tai va tas toksai istorinis paradoksas, kaip tauta be valstybės, kaip jinai sugeba išlikti, būdama po Rusijos erelio sparnais, vėliau draskoma Pirmojo pasaulinio karo sukilimų, kaip sugeba atsistoti. Tai visas tas kontekstas, jisai tarsi yra ir apie Lietuvą, bet parodoma, kad visgi tai yra prispausta tauta, taip yra užsimenama keliose vietose. Kad tai yra viena iš pavergtųjų tautų ir egzistuoja, tarkim, istorijoje, bent jau, kaip teigia Deivisas, kažkur tai Lenkijos, Rusijos reikalų periferijoje, kažkur pakraščiuose. Pasak žurnalisto, knyga žavi autoriaus veikai ciniškų požiūrių į svarbiausius istorinius įvykius ir ne visažinio poziciją. O koks turėtų būti šios knygos skaitytojas? Vienos tiesos mylėtojai, skaitantys plonas, gausiai iliustruotas knygeles, čia neras nieko patrauklaus. Žmogus, kuris mėgsta žiūrėti, kas atsitiko ir svarbiausia, kodėl atsitiko. Žmogus, kuriam labiau rūpi nagrinėti ne pasekmes, o priežastis. Tai manau, ta knyga turėtų būti patraukli.